Tai aš esu Agnė Gaisrė, esu viena iš miesto laboratorijos bendraįkūrėjų. Ir miesto laboratoriją mes jau kūrėm prieš kokius 8 metus. Tai miesto laboratorija iš tiesų nėra tiesiog paprasta kavinė, nes ir pirminis tikslas buvo ne kavinę įkurti, o įkurti vietą, kurioje gali susitikti žmonės. Tai taip ir nutiko, kadangi maistas vienyje žmonės, juos pakviesti tiesiog į paprastą pastatą, nežinau, kiek ten bus norinčio ateiti, yra daug prikurta įvairių bendruomenės centrų rajonuose, kur nėra kaip ir tokio tikslo ateiti, ne? O čia visai smagu ateiti išgerti kavos, nežinau, pavalgyti, tiesiog pabūti ir tada jau kažkokiom veiklom aplipdyti tą centrą. Tai pas mus taip ir nutiko, kad mes dirbam 2 kryptim, mes dirbam su ekologiniu švietimu ir dirbam su bendruomenė. Tai iš principo yra likučių skaičiavimo sistema. Yra Lietuvoje jų ir daugiau, bet dažniausiai tai būna dideli restoranai. Tai mes mažas restoranėlis, toks tai tikrai esame vieninteliai. Ir jos tikslas yra suprasti, iš kur pas tave ateina maisto likučiai, ne? Kaip jie susidaro ir mes turim galimybę pasverti, kiek mūsų klientai nesuvalgo maisto. Tai reiškia, kiek jie palieka savo lėkštėse. Ir taip pat galim pasverti, kiek virtuviai. Tai va, ir tarkim, galiu dabar parodyti, įsivaizduojam, kad čia yra grybai, kurių jau nebegalim naudoti, tarkim, kurie sugeba, nors jie iš tikrųjų geri, paskui keliaus atgal į šaldytuvą, bet principas yra toks, mes atsinešam čionais ir pasirenkam, ar tai yra maisto atliekos, ar tai yra lėkštės atliekos, ar mes atiduodam labdarai, ar ne. Tai mūsų atveju mes pasirenkam, kad tai yra maistinės atliekos ir dabar žiūrim, ar tai yra iš to, ką mes gaminam maistą, ar jau pagamintas, tai mūsų atveju yra žaliavos. Ir tada žiūrim, kas čia pasirenkam, ar ne, daržovės. Ir dabar, kodėl mes jas išmetam, išsirūšiuojam, ne? Tai šiuo atveju tai yra išėję iš galiojimo, ar ne, tarkim. Ir tada pasirenkam, koks indas, kad minusuotų mum indo svorį. Tai metalinis dubuo mažas. Ir atkeliavo iš virtuvės viskas ir keliauja į kompostą. Tai va, ir mums tada pasveria, vidurkiai esam suvedę daržovių kainus, ar ne, ir pasveria, kiek mums kainuoja išmetami šitie grybai. Ir jeigu mes kiekvieną dieną išmetinėtumėm tokį kiekį, tai kiek mums išsimestų pinigų, kiek mes sunaudotumėm degalų, ar ne, ir vandens. Kalbant apie sistemą ir apie jos pokytį, labai būtų įdomu sužinoti, ar pastebėjot tą gerą arba blogą pokytį įvedus šią sistemą pas jūs, būtent su maisto išmetimu. Tai žinoma, nes toks ir tikslas būtų, mes jau gyventinam 2 metus, tai stebėjom, kaip iš tiesų sumažėja lėkštėse maisto išmetamo. Ir tai ne šiaip sau jo sumažėja, bet dėl to, kad mes priimam tam tikrus sprendimus. Bet kaip ir minėjau, ten sumažinam blynų porcijas, kad tu gali nusipirkti tiek, kiek tu nori, o ne tiek, kiek yra porcijoje. Jeigu matom, kad ten išmeta kažkokių tai kruopų daugiau prie garnyro, tai tada darom tų kruopų mažesnę porciją, nes reiškia, kad žmogus tiek nesuvalgo. Tai tokia sistema ir reikalinga, kad tu galėtum susistyguoti savo procesus, kad vėliau liktų kuo mažiau išmetamų maistų. Tai čia yra hidroponinis daržas, girdisi čia visur čiurlenimas ir viską, ir lempos degančios, tai mes jau kokius gal 6-7 metus gal jau auginam čia tas daržovės. Jis yra toks labiau eksperimentinis, do it yourself, kaip mato, čia viskas vamzdžiai, dėžės, žodžiu, neprofesionalios sistemos kažkokios, tai turim tik tais lempas gal profesionalės šitas auginimo. O čia viskas auga vandenį ir iš bačkų pakeliamas pompos pagalba vanduo, užpildo šitas dėžes, tada tam tikrą užprogramuotą laiką jos pabūna su vandeniu, tada vėl subėga atgal į talpą pagrindinę, ten pasiema deguonį, kažkiek pabūna laiko ir vėl. Žodžiu, ir taip cirkuliuoja ratu. Lempos ryte 9 ryto įsijungia, 9 vakare išsijungia. Žodžiu, turi tą savo gyvenimo ciklą, nes augalai irgi turi tą ramybės periodą, negali ten 24 valandas jie čia auga. Ne, jie irgi turi pailsėti.
Ir dar yra labai didžiulis privalumas, kad tu gali auginti kuo arčiau valgytojo. Tai reiškia, kad transportavimo kaštai, tau nereikia skraidinti ten žiemą daržovių iš kažkur, tai iš Italijos ar ten Ispanijos, tu gali užsiauginti Lietuvoje. Ir tai pas mus tai čia iš vis trumpiausias tikriausiai atstumas nuo valgytojo iki daržo, čia tik per vieną patalpą pernešti. Čia vat jau matosi noksta pomidorai raudoni, jau netgi prinoko, ne tik kad noksta. Va. Kai mūsų klausė, kokia buvo jūsų stiprybė, tai mes iš karto turime vienareikšmišką atsakymą mūsų komandai. Mūsų komanda, kuri nebuvo iš vieno ar dviejų žmonių, nes vis tiek projektas yra didelis, iš principo visom prasmėm ir veiklų, ir remonto, ir, ta prasme, jos vadybinimo. Tai mūsų buvo 6 moteris pradžioje, vėliau likom 5, bet mes buvom su skirtingom kompetencijom, su skirtingais gebėjimais ir su to pačiu dideliu noru. Tai iš esmės komanda mus išvežė į tai, ką mes dabar turime.